Energetiškai efektyvūs namai tampa vis populiaresni. Jie ekonomiški, šilti, draugiški aplinkai ir jame gyvenantiems žmonėms. Vilniuje baigiamas vaikų darželio projektas, kurio statybai buvo naudota moderni šiltinimo sistema. Šiame pastate buvo naudota moderni šiltinimo sistema. Kas tenai naujo, tai naudota sustiprintas organinis armavimo mišinys, kad padidinti atsparumą smūgiams. Taip pat, kaip matot, gana ryškios spalvos fasade. Kas domisi fasadais, tai turbūt žino, kad iki šiol labai ryškios spalvos ant šiltintų fasadų nebuvo naudojamos dėl to, kad nuo ultravioleto išdegdavo kai kurie pigmentai. Organiniai armavimo mišiniai yra labiau atsparūs temperatūros pokyčiams negu įprastos sistemos, nes polimerinis ryšiklis yra labiau elastingas negu cementas. Tokie armavimo mišiniai naudojami tose vietose, kur reikia atsparumo smūgiams ar įvairiems pažeidimams. Organinis armavimo mišinys, kuris yra čia panaudotas ne visame plote, bet tose plotuose, kur galima mechaninis poveikis, tas organinis mišinys yra paruoštas naudojimui polimerinis, kurio ryšiklis ne cementas, kaip įprasta yra, bet polimerinė derva. Ir jis išdžiūvęs tampa labai elastingas ir atsparus smūgiui. Organiniai armavimo mišiniai reikalauja mažiau medžiagų dirbant su jais, o tai reiškia, kad sutaupomas ir laikas, ir išlaidos. Naudojant organinį armavimo mišinį reikia mažiau medžiagų kilogramais, nes užtenka nuo 2-3 mm armavimo sluoksnių, reiškia mažiau reikės medžiagų statybos aikštelėje ir trumpesnis bus reikalingas laikas tą medžiagą uždėti ant fasado. Tai yra tam tikra ekonomija. Ant šiltinto fasado dažomų spalvų intensyvumas yra ribotas. Tokie fasadai įkaista žymiai greičiau ir daugiau. Kad to išvengti, buvo atlikta keletas pakeitimų spalvinimo sistemose. Yra klasės fasadinių dangų pagal ryšiklio atsparumą kreidinimui, tai yra ABC klasės, ir klasės pagal atsparumą ultravioletui. Tai reiškia, pigmentai vieni išdega greičiau, kiti lėčiau, kiti iš vis būna atsparus visą savo gyvenimo laiką. Tai A1, tai reiškia, kad danga fasado nuspalvinta pagal šį spalvyną turi pačią aukščiausią atsparumo atmosferos poveikiui kategoriją. Pasirinkus kokybiškas medžiagas galima nesijaudinti. Modernios statybos namo išvaizda ilgai išliks nepažeista ir spalvinga.